Mes keičiame Lietuvoje kaimo įvaizdį, rodome pavyzdžius tokio gyvenimo, kuris kaime sukurti labai lengva, jeigu yra bendros pastangos bendruomenės ir visų kitų. Naisių pavyzdys, kada per 5 metų iš esmės pasikeitė viskas kaime. Kalbant apie bendruomenę, jai reikia gero vado, aš taip galvoju. Aišku, čia perkeltinė prasme, tai yra žmogaus, kuris tiesiog būtų varikliukas. Ir toliau šalia tokių žmonių, kurie, sakykime, galėtų pateisinti idėjas. Kaimo gyvenimo, miestelio gyvenimo kokybė labai priklauso nuo kelių dalykų. Pirmiausia, priklauso nuo tikėjimo tuo, ką žmonės yra pasirengę daryti, ir aišku, nuo vizijos. Nuo tikėjimo į pačią viziją. Ir šiuo atveju, aišku, to labiausiai Lietuvoje ir trūksta. Trūksta vizijos ir trūksta tikėjimo, kad ją galima pasiekti. Aš galvoju, kad turbūt žmonės turėtų kažkokią veiklą, turėtų bendrą rūpestį, turėtų bendrus tokius tikslus. Mes, sakysim, bet kuriuo metu renginiai mūsų vieni pas kitus mes padedam, einam, bendraujam, bendradarbiaujam. Jo labiau tiek bendruomenės renginiuose, mokykla dalyvauja, bendruomeniai pas mus ateina renginius. Būtent man labiausia patinka būti gidė, aprodyti visus Naisius, kaip jie susikūrė, pasakyti, kad čia vyksta daug renginių. Dalyvauju renginiuose, einu į visokias šventes, kai būna darom, tai irgi prisidedam. Šiukšlės renkam, sutvarkom aplinką. Šiuo atveju mes tikriausiai Naisių pavyzdžių rodom, kad iš kaimo, kurio nežinojo niekas Lietuvoje, iš kaimo, kuris yra pačiam rajono pakraštyje, iš kaimo, kuris savo dydžiu nieko nepasižymi, iš kaimo, kuriame nėra kažkokių ypatingų objektų, dėl kurių čia plūstų žmonės. Šiandien turime kaimą, kurį žino beveik visi Lietuvoje. Ta bendruomenė, kuri bandome tas idėjas paversti darbais, būrėme aplink save. Jau tada nesvarbu, mažesnius, didesnius, vyresnius, jaunesnius žmonės, ir tęsime tiesiog tą darbą ir galbūt jūs matote tą rezultatą. Tikriausiai sunku šiandien sugalvoti tai, ko Naisiai neturi, arba ko žmonės šiandien galėtų atrasti. Mes tikrai darom daug tokių dalykų, kurių net mieste žmonės nedaro, ir užsiminėja mūsų žmonės jogą, ir užsiminėja šiaurietiškų vaikščiojimų ir daug kitų dalykų, kas kaimo vietovėse nelabai įprasta. Nes šiaip žmonės yra aktyvūs, gal reikia laiku juos pastebėti, laiku pakviesti, laiku pakalbinti ir tada jie noriai jungiasi, nes bendruomenė tarsi viskas daroma savo. Naisiai yra blaivybės centras Lietuvos, Lietuvos sveikos gyvensenos centras Naisiai, Lietuvos literatūros centras ir labai daug dalykų, kuriuose mes galim sakyti, kad mes esam ta vieta, kurie visos Lietuvos mastu yra ypatinga.